Labas visiems, šiandien esu Šateikiuose ir tyrinėsime apleistą raketų bazę. Papasakosiu šiek tiek istorijos, patyrinėsime griuvėsius, tikiuosi šis video bus įdomus. Prenumeruokit kanalą, paspauskit like ir važiuojam. Reikės kiek paėti, automobilį palikau. Eisim apie kilometrą, kadangi čia kelio danga gan nebloga, yra betoninė, bet vietom yra daug pelkių, gilių visokių duobių, nesinori gadinti automobilio. Vasarą buvau čia atvažiavęs su draugu su motociklais, šiek tiek patyrinėjom šią teritoriją ir buvau nusprendęs, kad atvažiuosiu rudenį, kai šiek tiek nukris lapai. Tai kaip matote, jau lapai krenta, tai turėtų geriau matytis visi išlikę objektai. Na, einam, ieškome karinės bazės. Šiek tiek sustojame, eisime, pasikelsime droną, nes nežinau tiksliai dabar kur eiti. Važiavau vasarą, viskas atrodė kitaip ir šiaip nesu čia buvęs, tik tai vieną kartą pravažiavau su motociklu. Tai kad neklaidžioti, pažiūrėsime, kur įdomesni objektai iš viršaus ir ten žingsniuosime tada. Droną naudoju su RC pulteliu. Tai, na va, leidžia kelti, keliam tada. Žiūrėsim, kas čia labai įdomu pačiam. Take off. Home point updated. Pakalbėkime pačią istoriją šios raketų bazės. Tai pati raketų bazė ši buvo naudojama iki 1978 metų. Čia buvo dislokuotos 8 raketos vidutinio nuotolio antžeminės. Bazę uždarinėjant, raketos buvo slapta išgabentos į Kubą, o iš Kubos neaišku, kur jos nukeliavo, kur nusėdo, ar kokiais būdais buvo sunaikintos. Tik tiek, kad žinau, kad išgabenant tas raketas iš traukinių stoties buvo viskas daroma labai slaptai, kareiviai buvo apsirengę civiliais rūbais, atvažiuojant traukiniams Klaipėda Vilnius, būdavo traukinių stotyje gesinamos šviesos, kad niekas nematytų, kas vyksta. Tai tokia va istorija. Kiek girdėjau, vietinio kaimo miestelio Šateikių gyventojai vykdė mainus su kareiviais, tai keisdavosi degtinė, dažniausias būdavo prekė paklausiausia karinėje bazėje ir šioj raketų bazėje, tai degtinė, maistas, lašiniai, o vietiniai iš kareivių gaudavo kerzus, karinius batus, uniformas, su kuriomis dirbdavo laukose ir taip toliau. Tai toks juokingesnis faktas. Na, paėjom jau kažkiek, bet šios karinės bazės, kiek man teko lankytis, teritorija yra pati didžiausia. Labai nekantrauju daeiti iki griuvėsių, nes buvau radęs vasarą, kai atvažiavau tą vietą, tą angarą, kur buvo laikomos raketos. Tai tikiuosi ir vėl man jį pavyks surasti. Reikėjo su motociklu man čia atvažiuoti, būčiau daugiau visko spėjęs apžiūrėti. Dabar kilometrų čia sukasi ant vietos nemažai, nes tos aikštelės, bazės, kareivinės visos yra išmėtytos, teritorija tikrai didelė. Kiek lankiausi bazių, tai tikrai didžiausia. Na, einam pažiūrėti, matau kažkokį objektą. Išlikę keli takai. Ta pusė, čia jau sužėlė. Bet va, kažkokį bunkerį tolumoj matau. Eisim pažiūrėsim, kas ten per bunkeris. Toli, va, matosi, prizuminsiu. Einam pažiūrėsim prie šitų vartų. Irgi kažkoksai angaras išlikęs kažkiek. Čia buvo kažkoks angaras, kaip matot. Apačioje tik tai pamatai išlikę ir viena arka išlikus. Vėl nežinau, ar susprogdino, ar čia išnešiojo vietiniai. Einam iš arčiau, apsižiūrėsim. Na, judam į priekį toliau. Matau priekį apkastą teritoriją, tai greičiausiai artėjam prie raketų paleidimo aikštelės. Tuoj jums ją parodysiu, pakelsime, manau, droną čia.
Štai raketų paleidimo aikštelė, kaip matot, apkasta visa. Tokiais apkasais einam į patį vidurį, pasižiūrėsim, ar yra kažkokia speci vieta raketom padėti, paleisti. Kažkas matosi buvę čia. Kažkokių medinių liekanų. Eglė. Tai va, štai pats vidurys. Kažkas matosi, kad kažkas buvę. Tai va, būtent štai šita vieta, iš kurios būdavo paleidžiamos raketos, atrodo štai taip. Na, einam pasižiūrėsim. Čia kažkoks senas keliukas eina, bet užaugęs, tai greičiausiai pro jį neeisim. Kelsim droną iš raketų paleidimo aikštelės. Vaizdelis turėtų būti neblogas. Paaugęs medžiais net neina žiūrėti. Bandykim įlysti, pažiūrėti, kas čia. Lendu per šakas. Na, tuoj parodysiu. Žiūrėkit. Įėjom į kažkokį sandėlį dar vieną. O gal čia buvo kažkoks postas, iš kurio tas raketas paleidinėjo. Ar valdė, ar kažką tais darė, ar budėjo kareiviai. Nes tuoj parodysiu, yra, matau, yra štai kažkokia šaktelė. Po to čia kažkoksai yra liukas sienų išlikęs stebėjimui ar ventiliacijai. Sienos storis, na, ne vokiškos sienos. Kol einam, dar keletą faktų apie šią bazę galiu papasakoti. Tai išvežus raketas iš šios bazės, kurį laiką tai buvo amunicijos sandėliai. Tai buvo saugoma nuo jūrinių minų iki įvairių pabūklų. Po to, kai jau čia nebebuvo sandėlys, šitoje bazėje dar buvo vis kareiviai, ją saugojo. Beeidamas avilį radau. Avilys medyje. Pagaliau radau tai, ko ieškojau, tai raketų saugykla ar kažkoks sandėlys, pastatas puikiai išsilaikęs, tai nekantrauju pažiūrėti, kas jo viduje. Einam, apžiūrėsim. Na štai, mes jau šio angaro saugyklos viduje. Kaip matote, vidus puikiai išsilaikęs, niekas neapgriuvė. Matosi, kad buvo degę, nes lubos aprūkusios. Štai čia kažkoksai liukas, tai ko gero gal buvo koks bokštelis stebėjimo ant viršaus. Na, čia irgi įdomi sienos, ieškojo kažko paslėpta gal. Na, degė čia ne kartą, matosi gaisras buvęs. Paėkim iki pat galo, pačiam labai įdomu pasižiūrėti, kas pačiame gale. Aidas geras. Idealis tai jo. Automobilio vėžios matosi. Kažką sandėliuoja čia. Kas čia papilta. Spaliai. Kažkas spalius atvežė. Šiltinimas buvo tikriausiai toksai. Na štai. Pažiūrėkim, šitoj pusėje matot kažkokios angos. Gal irgi prie įėjimo buvo kažkokie gal postai, kažkas tokio. Aidas tai labai didelis, įduoja, kaip matote, uždara. Tai tikriausiai, kad buvo budėjimo zona. Einam pažiūrėsim iš lauko, kaip atrodo iš tos pusės. Labai įdomu pačiam. Eina keliukas. Štai taip atrodo iš šitos pusės. Na, einam. Dar yra vienas pastatas, liko jį apžiūrėti. Pažiūrėsim, ar eis patekti vidun. Tuo iš šios tamsos išeisim į šviesą. Štai už medžių matosi dar vienas angaras. Pažiūrėsim, ar turi įėjimą. Labai įdomu.
Na, bandykime įeiti į vidų. Turiu tokį prožektorių, bet šviečia silpnai, nepasikrovau. Bandykime eiti, pažiūrėsim, gal kas matysis. Na, štai aš jau vidui. Šiek tiek su prožektorium šviečiu. Nelabai kainai žiūrėti. Irgi panašu kaip sandėlys. Tik šis sandėlys apie 20 metrų. Tai va, visokių grūzų, plytų privaryta. Nelabai daugiau čia ką ir patyrinėsime, tiek tesimato. Einam lauk. Panašu, kad savo viešnagę aš Ateikių raketinėje bazėje baigiau. Visus objektus aplankiau, kuriuos pavyko rasti. Tai kam patiko šis video, nepamirškit prenumeruoti kanalą, paspausti like, parašyti komentarą, ar norite panašių video. O projektus galite paremti Patreon ir PayPal. Iki.